gyvos pasakos. Sveiki visi esantys su gyvomis pasakomis, o šiandien tęsiame Triušelis Petriukas ir jo pasaulis metų laikų pasakos pavasario dalį pavasarinis tvarkymasis. Petriuką pažadino už lango čiulbantys paukščiai. Ar dar ne per anksti tokiam triukšmui, svarstė mažylis Triušelis. Užsiklojęs galvą antklodę, jis pasijuto kažkaip keistai. Triušiukas lėtai pramerkė vieną akį, tada kitą, apsidairė, bet urvelėje viskas atrodė taip kaip anksčiau. Tada į Petriuko kambarį žiovaudamos įžengė sesės. Kas pusryčiams? Sumurmėjo mieguista baltauodegė. Pusryčiai, štai kas! Juk urvelėje jau turėjo pasklisti gardus maisto kvapas ir pasigirsti gaminančios ponios Triušienės keliamas šurmulys. Mama? Ištarė Petriukas, o tada sušuko garseliau. Mama! Labas rytas, gergždžiančiu balsu atsakė ponia Triušienė. Šiandien jaučiuosi prastai. Petriukas nušuoliavo į mamos kambarį. Jie atrodė kaip reikiant sunegalavusi. Nukarusios ausytės, iš abiejų pusių įrėmino liguistą snukutį. Ko gero truputėlį peršalau, atsiduso Petriuko mama, bet nesirūpinkit, netrukus būsiu sveika kaip ridikas. Gal aš galiu kuo nors padėti, susirūpinęs paklausė Triušelis. Na, gali pasirūpinti savo sesutėmis, šypsodamas atsakė ponia Triušienė. Ir dar būtų labai miela, jei pagamintų mums visiems pusryčius. Taigi Petriukas susiruošė visai Triušelių šeimynai užplikyti dilgėlių arbatos ir kuo atsargiausiai užkaitė virdulį. Jo sesutės taip pat norėjo padėti, todėl jie visi kartu papjaustė bandelių su serbentais ir aptepė jas sviestu. Tiesa, didžioji dalis džemo kartu ir visas kalnas trupinių atsidūrė ant žemės. Petriukas pasižiūrėjo į visą šią netvarką ir atsiduso. Kaip gerai, kad mama šito nemato. Papusryčiavusi ponia Triušienė pasijuto šiek tiek geriau, bet Triušelį įtikino mamytę dar pagulėti lovoje ir ilgiau pailsėti. Sugalvojau, šluodamas trupinius, Petriukas sušnibždėjo sesutėms. Gal ruošdamėsi pavasariui, kaip reikiant, išblizginkim namus ir nustebinkim mamą. Žinoma, sušuko baltauodegė ir iš džiaugsmo net šoktelėjo į orą. Puiki mintis, sutiko Šleputė. Gal pradėkim nuo kilimo, pasiūlė Plaušytė, tempdama už didžiulio kilimo patiesto ant grindų. Su kiekvienu timptelimu stalas sudrebėdavo. Ir staiga pasigirsta tarkšt. Vaza su gėlėmis tėškėsi ant grindų, o žiedlapiai ir vanduo susimaišė su pusryčių džemu ir trupiniais. O ne, griebk šluostę, sušnibždė Petriukas. Plaušytė nulėkė prie spintelės, bet vos tik atidarė dureles, šluotos kibiras užvirto ant jos. Bum! Tarkšt, keberiokšt! Ša, sušuko Petriukas, mosikuodamas letenėlėmis. Pažadinsi mamą! Pasisukęs pakelti šluotos, jis netyčia bedė jos galų į židinį ir iš jo išvirto 3 didžiulės pliauskos, paberdamos nuodegulius ant grindų. Vaje, kuo toliau, tuo blogiau, gailiai sunkštė baltauodegė. Mums reikia pagalbos, šūktelėjo Petriukas išlėkdamas iš urvelio. Triušiuko sesutės kaip įmanydamos stengėsi sudėlioti viską į savo vietas, bet Petriukui sugrįžus jų namuose tebevyravo netvarka. Atsivedžiau tikrą tvarkymosi profesionalę, nusišypsojo Petriukas, žengdamas į priekį, o jam už nugaros stovėjo ponia Pelė Švaruolė. Kokia netvarka! Kokia nešvara, baisėjosi mažoji pelytė, purtydama galvą ir rišdamasi dryžuotą prijuostėlę. Vaje, nežinau, tie triušiai. Sakiau, kad bus blogai, susigėdo Petriukas. Ei, visi dėmesio. Ponia Pelė Švaruolė pamojavo letenėlėmis. Štai ko mes imsimės. Vadovaujami pelytės, triušiukai suviniojo urvelio vilnonį kilimą ir išnešę laukan pagaliau išdaužė iš jo dulkes. Ponia Pelė Švaruolė parodė Petriukui, kaip tinkamai išvalyti grindis. Pirmiausia, sušluoti šiukšles, o tada gerai išplauti šlapia šluostę. Nepersistenk su vandeniu, Petriuk, sušuko pelytė. Užteks. Vos po keleto valandų jie jau linksmai buvo
Sušluostė visas dulkes ir nublizginė kiekvieną baldelį, išvalė židinį ir pastatė naują vazelę gėlių ant švarutėlio stalviršio. Jų urvelis dabar buvo švarutėlis. Ačiū, ponė pelė švaruolė, džiūgaudami dėkojo triušeliai. Nėra už ką, kikeno ponė pelė švaruolė. Švariuose namuose gera gyventi. Perduokit mano linkėjimus mylimai mamytei. Ateisiu rytoj pažiūrėti, kaipgi ji laikosi. Tik pasakiusi, tai pelytė ėmė ir išskubėjo. Kitą rytą ponė triušienė net aiktelėjo iš nuostabos, pamačiusi, kaip tvarkingai atrodo triušelių namai. Šaunuolis, Petriuk, sušuko jie. Ačiū, išsišiepė jis, bet tai ne vien mano nuopelnas. Prisidėjo visi. Ponė triušienė vieną po kito apkabino visus savo triušelius. Ponė pelė švaruolė siunčia tau linkėjimus, pranešė balta uodegė. Petriukas nesiliovė šypsojęsis matydamas, kaip mama grįžo prie įprastų darbų. Taip gera buvo vėl matyti ją sveiką. Ačiū išklausiusiems dar vienos pasakos dalies. Na, o visų tų, kurie nori išgirsti visą šią knygą, o galbūt atskiras jos dalis, kviečiu užsukti į platformą patreon.com, susirasti gyvas pasakas ir už simbolinį mokestį, paremiant mus ir mūsų darbą, visą kūrybą, užsiprenumeruoti. Tuomet galėsite kiekvieną mėnesį matyti visus mūsų kuriamus rinkinius ir beveik valandą klausytis pasakų, leisti jas savo vaikams. Galbūt tuomet, kai keliaujate, galbūt tuomet, kai vykstate pas giminės į kitą Lietuvos kraštą, o galbūt tiesiog tais vakarais, kai norite dviese, tėtis ir mama, arba tiesiog su draugais šiek tiek atsipūsti. Ačiū ir iki kito karto. Gyvas pasakas.